18:20. Gautas pranešimas, kad Puškų kaime Pelėdos poilsiavietėje brakonieriai stato tinklus. Gaudyti tokio plauko pažeidėjus gamtos apsaugos inspektorių darbas. Tačiau šį kartą pasieniečiai buvo arčiau ir pagal tarpžinybinį susitarimą nuskubėjo į įvykio vietą. Labas vakaras, šiandien tarnyba. Dokumentėlius turite? Turim tikrai. Poilsiaujat? Šiek tiek, jeigu galima. Čia nieko įtartino nematėt? Plaukė kas nors su valtim? Nesenai atvažiavę. Atvežė. Neaišku. Pranešimas teisingas. Ežere net plika akimi matyti užmestas tinklas. Žvejoti tinklais griežtai draudžiama. Regis pasieniečiai šį kartą vienu šūviu nušovė 2 zuikius. Pavėsinėje alkoholinius gėrimus vartoja pareigūnams puikiai pažįstami vietos kontrabandininkai. Pasak liudininko, būtent šie asmenys ir pastatė tinklus nelegaliai žvejybai. Štai tai taip. Jūs man sakė, statom tinklą. O ką norit pasakyti? Tai gerai, tai ką, čia dabar jūs, ponas, ką jūs atvedat liudininkus ar ką tokį? Tie, kurie matė. Čia tu matėjai ir... Surašysiu tarnybinį ir viską. Gerai, kokie įrodymai, kad statėm tinklą? Vaizdiniai nufilmuota yra ar kas? Tai gerai, o kas ką matė? O jūs kas toks? Jūs dabar paprastas pilietis. Paprastas pilietis, ką negali pranešti apie daromą pažeidimą? Žodinis, baikit, o kaip jūs įrodysit? Jūs žiūrėkit, visi neblaivus atėjot liudyt. Kas jūs per liudytojai? O ką mes? Mes ilsimės, taip mes ilsimės. Gerai, viešoje vieta, nu gerai, sulaikykit už tai, kad viešoje vietoje ilsimės. Gerai. O kas? Tiesiog jūsų žodis prieš mūsų. Jūs esat pareigūnai, jūsų žodis, Bet jūs dabar priėjot prie mūsų ir autentiškai karočią gaunasi. kaltinat, kad mes tinklą statėm? Atvažiuos gamtos apsaugai. Tai Aš prašom, rimiuosi važiuokit. Tai gerai, prašom. liudytojų parodymą. Ne, bet Aš jie dar... aš asmeniškai neaišku. Ne, tai aš tai Jisai, vaikai sėdėjo iš jūsų Aš medžių. matau. Ką jūs matėte? Nu ką jūsų akis gali parodyti? Jūs turit, kokį medžiagą turit įrodančią? Neturiu aš. Nu tai va, jeigu jūs neturit, ką jūs norit tom pasakyti? Tegul eina karočiam... Tai viskas, tai eikite man išmeskit, gal iš prašom. Niekas nieko žodžio neturi. O jūs statėte tinklą? Aš? Jie traukė, mes statėm, kaip taip įmanoma? Ne, jūs ką tik sakėt, kad aš nestačiau, dabar sakot, kad aš stačiau. O tas, tie 2 vaikai su valtim statė. Jūs apsispręskit, kas statė, kas traukė, kas ką darė. Tai čia gal ką, reikia 200 žmonių, kad... Klausykit, ponas, nu, jūs žvejojat, žvejokit. Gal tu tinklą sakai? Aš stačiau? Tu ką tik sakai, kad nematei, kas stačiai? Žinau, kad tu sakai. Ką tu žinai? Kas? Tu daunas, nedaunas, ar tau kažkas negerai? Tai aiškinkis, kas tau trūkdo. Gauk, kupsiu, eik, žvejok. Gerai, toliau. Normaliai sėdėjom. Gerai, nesikeikit, prašyčiau dabar. Sėdit ramiai, čia Sėdėjom ramiai ir pažeidimą darot. Dokumentus duokit savo. Įkaušę pažeidėjai nei už ką nenori prisipažinti nusižengę įstatymams. Įtampa kyla. Pasieniečiai nusprendžia iškviesti policijos pareigūnus. Kvieskit ekipažą į Pelėdos poilsiavietę Puškose. Nes čia asmenys geria alkoholinius gėrimus viešo vietoje. Jeigu rimtai, nu tai pasakykit, nu kam padarytų šitas poilsiavietis? Poilsiavo? Tai Čia tikiuosi ne jūs prišiukšlinat, ne? Na taip, matas. nuo seno guliu, žiūrėkit, bananai po jo davė. Aš tai nesuprantu, tai dėl ko tada padarytas tokias? Ne, vieną kartą buvo, paėmė mus visus, susėmė iš čia. Nu bet, kam tada šitas poilsiavietis? Poilsiaut? Tai gerai, kiekvienas skirtingai, o jį irgi paims. Jis irgi neblaivus viešą vietą. Visai? Paims ant 2 parų? Paims. Aš abejoju. Po keleto minučių atskuba ir gamtos apsaugos inspektoriai. Šitą tai mes gerai pažįstame. Ne kartą jau buvo mums įkliuvęs. Apie aršiausiai nusiteikusi pilietį netrukus pasakys inspektorius. Gerai, labas vakar. Labą, nu. Norėčiau pasiaiškinimus jūsų dėl žvejybos nelegaliom priemonėm tinklais. Jeigu viską nufilmavo jūsų kolega, ten nežinau, jis sakė, kad mūsų ten nebuvo. Tai gerai, tai einam į mašiną parašyti paaiškinimą, kaip jūs visą šitą Dėl situaciją ko? matot. Kad Iš mes čia savo pusės. ilsėjomės? Nu, pasirodo, turim liudytojus, kad matė, kai jūs nuo kranto... Kokie įrodymai iš liudytojų yra? Žodinis? Jūs atsisakote Žodinis, rašyti ne. pasiaiškinimus? Ne, neatsisakom. Tai einam tada po vieną į mašiną. Prašau, ponas Nerevai.
Į įvykio vietą netrukus atvyko ir policijos pareigūnai. Nusidėjo butelis degtinės, paskui, kai čia bendravom su liudytoju, su liudininku, kuris matėme, kaip statė tinklus, tai biškai apsižodžiavo, veiksmažodžius vartų naudojo. Bet vienas su kitu, ne tai, kad aš ant jo, o vienas su kitu. Nu, čia viešoji vieta. Nežinot, Tu, bet čia yra policiavė, tai mes tiesiog sėdėjom policiavom. nu ir kas? Bet Čia viešoji vieta. Aš suprantu, Negalima, bet kam surinkta šita policiavietė? Nu, kad pailsėtų. bet nėra taip, Kiekvienas kad ilsisi skirtingai. nu, skirtingai, bet Taigi mes nepiktybiškai moralės nieko. normos yra, taisyklės. Ne, aš suprantu šitą, bet mesgi nepiktybiškai tiesiog. Nu, tai- Mes sėdėjom gražiai, jūs galite Su jumis pareigūnus reikės. paliudytis, kad mes sėdėjom, tikrai normaliai. Nu, kai atvažiavau, sėdėjot Ir mes prie iki šiol butelio. sėdėjom. Policijos pareigūnai sulaikė pažeidėjus. Taip ir nesupratusius, kodėl viešoje vietoje negalima vartoti alkoholinių gėrimų, o juo labiau keiktis bei triukšmauti. Jiems dar grėsia nemenka bauda ir už nelegalią žvejybą tinklais.